Daėjom iki Valdės sultonų kambario. Čia gyvena Valdės sultanų motina. Kiek sultanų keitėsi, tiek ir motinų keitėsi. Mes filme matėm Suleimano mamą. Matėm. Žiūrėjom, čia gyvena. Tai paveikslas va papuštas sienos. Čia va tokia. Ezért nagyon sokat harcoltak ezért a Čia prausės, įsivaizduoju tas laikais buvo kur prausti žmonėm. Aš negaliu patikėti savo akimis. Čia kambario aišku duris, kur išeidavo arba ateidavo tarnai ir visi kiti. Čia yra prašymai, padarys vartai. Tokia. Ir einu toliau. Pamatas buvo didelis, tai čia biškai ne taip ir čia lovos nėra. O čia ta yra užtaisė, čia lovo turėjo būti. Didelė lovo. Čia šiaip kambariukas. Tarnaitė. Nes kartu su Valdė kambariu buvo ir tarnaičių kambariai. Vienu žodžiu. O čia pažiūrėsim Valdė sultanų pirtį, hamamą. O, hamamas. Valdė sultanų. Čia maudosi. O tokiam du kranai. Jis buvo šiltas ir šaltas vanduo. Jau tais laikais. Va, čia buvo aišku įrengta, ne tokia plika, čia buvo kur atsisės, tarnaitės plovė. Ir čia va, tas pats. Mat, tokios prausyklos. Čia pačios juos tikriausiai, nes jis paauksuota. Tai yra, einam toliau.